Labą dieną, 15 laipsnių. Raimondai, 15 laipsnių. Nu, Deginė sustriukė. jau galima pradėti dirbti. Supratau, kad būtų iš tikrųjų šilta. Taip, kad būtų O tai dabar porą nesiskaito. laipsnių dar šilčiau. Supratau. Gerai, ką šiandien veiksim, kas žino? Nu, kiek žinau, grybėstus kalsim. Grėbėstus. Diena numeris Antra. 2. Pirma buvo plėvelė, antra grėbėstai. Plėvelė va iš praeito sykio vis dar yra, nes vėjo nebuvo. Laikosi. Nes vėjo nebuvo. Gerai, kad nebuvo vėjo. Gerai, kad nebuvo taip. Gerai, o dabar bus grėbėstai. Grėbėstai biškį bus rimčiau. O paskui trečia diena bus šiferiai. Šiferiai čia vat. Va taip. Mes jau turime grėbėstų nudažytų, paruoštų kažkiek tai. Turime dar paruošėję Ugnę šiandieną. Praeitas juk buvo Greta. Labas, Ugnė. Labas. Kaip tau satisfying? Nu jo, fain. Gamta, paukščiukai, Jo. ausinės netrukdo. Kažkoks užvairavimas čia įvyko šiuo momentu. Nu nepatrukdytų. Ne, nu kaip tu gali paukščiukus klausyti su ausinėm? Tai muziką klausyčiau, ne paukščiukus. Ne, paukščiukai, dabar paklausai paukščiukų. Visą savaitę klausai ne paukščiukų. Dabar paukščiukai. Gerai. Taigi jinai ruošia mums grėbėstus, o mes lipsim ant stogo. Tenai yra Tomas, kuris deda plokštę. O Mykolas prisukinėja. Tai norime užsidengti aplinkui. Ten, tam, kad mažiau vėjas pripūstų lietaus. Myko, geras darbas? Jo. Aišku, čia mėgstamiausias. Tomas tai neturi mėgstamiausius, todėl blaškos po visus. A ne Tom. Vakar buvo geriausias, Koksai? tas paskutinis. Tai buvo koksai? Jo. Lankstyti? Nu tai dar biškai galės palankstyti, bet paskui dažyti reikės, dažysi? Ne? Nebe mėgstamiausias? Bet tu sakei, nori, svajoji padažyti. Svajoju? Nu. Ne. Ne? Ugnė čia sapnuoja apie dažymą. Palauk, o ne tu prieitas įkitas vinis dažiai, kur lankstei? Ne? Nedažiau nieko. Nedažiai, man atrodo, kad dažiai. Ne. Kažkaip akyse stovi. Kada? Nu, prieš 3 metus. Ai, jo. Jo, tai stažo jau yra. Gerai, mes turime dar va čia veikėjų. Tie veikėjai šį čia bando vinis trauklį. Sakė, Pauliaus mėgstamiausias darbas vinis trauklį, taip? Taip. Taip, jisai va čia piramidę stato ištrauktų vinių lentų. Labai gerai, svarbu, kad nekristų piramidė. Ok. Jeigu tau reikia pagalbos, tada Simą kvieti. Ok, bet jisai nupjauti nemokės. Ne, pjauti nereikia jo kviesti. Aš uždėjau tau vietoj turbinkės, uždėjau poliroklį. Tai tikiuosi nenusipjaus niekas galvos su juo. Tai tu nepjauk, gerai? Reikia duoti kitam. Ok? Ok, o tai čia kitoks yra? Jo, čia kitoks. O- Čia biškį apsaugų trūkumas yra. Nu, Raimondas tau papjaustys, tu jį Gerai. pakviesi. Ok? Ai, jo, nes čia nėra tų senelių. Jo, senelių nėra. Vyksta 3 darbo valanda. Mykolas, žiūrėk, jau čia viską uždengia. Čia irgi vat viską uždengia. Raimondas pripjovė. Mes tik tai neturime uždengto čia vat viršui. Čia daugiau darbo biškį, bet gal pripjaus dar. O aš va viršui, ką dedu. Galim lipt pasižiūrėti. Va. Ugnė su Greta nudažė galus. Čia vat kaip tik dažyti nebereikėjo. Tai aš esu susidėjęs beveik iki galo. Ten dar 3 liko uždėti. Ir tada eisiu kitą eilę. Vieną šiferį atsinešiau tam, kad pamėginti. Čia ir toksai biški kampas keičiasi. Pažiūrėti, ar nejuda šiferis. Pamatau, tai normaliai. Nu, o kaip čia aš kalu, tai galim sakyti visur, kur matosi nudažyta, ten yra sukalta rankiniu būdu su plaktuku. 120 ilgio milimetrų vinis. Taigi tie 3 sukalti visi rankom. Ir paskui galai. Galai, kur yra nudažyti. Va čia vat vinė, čia vinė. Čia vinė, o visur kitur su šautuvu. Sušaudau
Nes aš manau, kad vėjas jisai, kai kelia iš pradžių tai, ką lengviausiai paima, tai čia reikia ilgų vinių. O tenai nepaims, nes tenai iš apačios nepakelsi, nes ten sienos vėjai trukdo. Tai va tokia logika. Tie makaronai su 9 cm vienim ir tie su 9 cm. Ir šį čia, o šį čia su 120, tikliau 12. Tai va darbuojasi. Dabar dar vaikai darbuosis 1,5 valandos, tai žiūrėsiu, gal šiferį kažkiek tai panešios čia. Bandom kelią vaikščiojimų pasidaryti. Pažiūrėsim. Mes turim ugnę ant stogo. Ugnė, įdomu? Aha. Gimnastika čia tau yra. Gerai, gerai. Gerai. Ugnę ant stogo turim. Gerai, einam pažiūrėti, ką jinai čia veikia. Jinai priiminėja šiferį. Tomas padavinėja tą šiferį. Tai va. Raimundas iš priekabos paduoda Tomui. Tomas paduoda Ugniai. Ugnė paduoda ant stogo. Viskas eina greitai. Ane, Tom? O tu ką? O aš einu kalti. Šiferį? Ne, tuos grėbėstus. 10 ant 10. Ne, tai 5 ant 5. Gerai. Romantika, Ugnė, ką? Jo. Ant stogo su gitarin groja. Jo. Medžiančią naktį tiesiog. Aha, prie žvaigždžių. Jo. Tamsoj. Paukščiukai jau nebečiulba. Ugnė tik čiulba. Šikšnosparniai čia skraidytų. Aha. Tai tu judini visą pastatą, dėl to aš judinu kamerą. Pastatas juda. Veiksmas reiškia vyksta. Čia dabar tu muziką uždėsi. Dreba rankos. Bro. Tėtis dirbo, o Ugnė čiulba. O tu nieko nedarai. O aš cameraman. Darai nieko. Taip, nes aš baigiau skaityti. Knygą? Ką skaityti, sakai? Pradėjau jau 3 skyrių. Jo. Baigiau skaityti. Tonight, I wanna give you Ai, pamiršau, ką skaičiau. so much I wanna do. Aš tai nenoriu Ugnė apsukti kameros į save. Ugnė. Ugnė, viskas. Įsivaizduoju, mes suplanavom per 3 dienas ir dabar 2 dienų normą įvykdėm per 2 dienas ir 3 diena liko. Pirmą dieną buvo plevelė, įvykdėm, antrą dieną buvo grebės, tai įvykdėm ir net šiferį susivilkom. Liko dabar rytoj šiferį sudėti ir viso. Pabam. Šiferį greit eina, man atrodo. Jo. Bet didėti savo sukis viso. Bet tai tu vienas būsi. Ne vienas, būsiu su Raimondu ir Pauliu. Tomas atsisakė. Į mokyklą reikia. Nereikia, į mokyklą sakė. Bet atsisakė visieną. Ok. Ok. Tai ką, mes turime
Čia biškį padėklų prisidarėme, kad ugnė galėtų nešioti. Tai viskas sunešė. Nu super. 90 šiferių. 10 pasilikom apačioj. Jeigu prireiks, kad nereikėtų viršteklio tampyti iš vieno galo į kitą. Kiek prireiks, mes su Raimondu užsikelsim. Nu super. Valiau. Gerai. Turbūt viskas. Susitiksim kitą dieną. Ate.